Buvo 2004. Prezidentavimo pradžia sudėtinga ir nerami. Iš aktyvios asociacijos veiklos pasitraukia, dalyvauti valdyboje atsisako ir savo indėlius atsiima visi svarbiausi ir įtakingiausi jos indėlininkai. Pačiūnas, Kučinskas, Judelevičius, Budrys. Netgi visur dalyvaujantis Petronis ir jis vietoj savęs deleguoja žmoną. Tai be abejo liudija kritinę situacijos būklę. Pradėjus tikrinti dokumentus, vertinti realią situaciją, ji pasirodo blogesnė nei tikėtina. Iš 120 sąrašuose esančių narių tik iki 30 narių yra realūs, pajėgus mokėti mokesčius. Visi kiti fiktyvūs. Juridiškai asociacijos dokumentai netvarkingi. Teisiškai prezidentu pasirodo tebėra Leonas Judelevičius. Banko sąskaitai šaldyta. Dauguma dokumentų, kaip jau minėjo, Deltuva dingia. Nedingia. Nebuvo. Neegzistuoja. Taigi, atsižvelgiant į realią situaciją, pirmiausiai tenka priimti sprendimą dėl tolimesnio asociacijos likimo. Svarstomos įvairios galimybės, tarp jų ir asociacijos veiklos nutraukimo. Vis tik noriu pažymėti, kad mano ir valdybos narių pastangų dėka tai neįvyko ir šiandien mes čia galime švęsti asociacijos 20. Išsaugoti tradicinius asociacijos renginius ir įnešti naujų vėjų. Tokiu būdu valdybos narių kauniečių dėka įsitvirtino akademinis asociacijos renginys Kaune pavasarinė Kauno konferencija, bendradarbiaujant su Vytauto didžiojo universitetu. Iš šios valdybos narių vis tik pirmiausiai noriu ir padėkoti kauniečiams. Aldonai, kurios labai gaila nėra šiandien, Deimantai, Žilvinui, Dovilei. Prie organizacinio darbo, finansų tvarkymo, internetinio puslapio priežiūros daugiausiai prisidėjo Aldona, kuriai, manau, tikrai asociacija, bent aš taip jaučiu, yra skolinga ir jeigu manęs Leonas paklaustų, ką iš tos kadencijos skirti bent mini 50 listų sprendimų. Drąsiai pasakyčiau, kad Aldonai. Noriu padėkoti Vilniečiams, Gabijai, Jovitai už vietinį palaikymą, organizuojant vietinius Vilniaus renginius. Noriu padėkoti ir Remigijui Iškėnui, nors aktyviai ir neįsitraukusiam į asociacijos veiklą, bet atstovavusiam tvarkingai koordinaciniai tarybai. Noriu padėkoti ir valdybos nariai, irgi kurios čia dėja nėra, gydytojai, poetiniai terapeutai Jūratei Sučilaitei už įkvėpimą ieškoti literatūrinės saviraiškos psichologijoje. Būtent jos dėka pavyko surengti įdomią seminarų dieną Kaune 2004 metais Grušom memorialinėme muziejuje, bei keletą tokių literatūrinių renginių Vilniuje. Ir seminarų dieną pravesti literatūrinės grupės, čia prisimena ir Deimantės ir Gabijos ir Rasos grupė Poetika kasdienybėje, Deimantės ir Aldonos grupė Mano gyvenimo knyga. Noriu padėkoti žmonėms padėjusiems rengti vis tik iš šiandien pristatymo svarbiausią asociacijos renginį, tai vasaros stovyklas. Jovita visada labai prisidėdavo, Rasa, jos draugė, nors ir ne valdybos narė. Tai va čia tie turbūt ramščiai būdavo, kurie ir organizuodavo ir
neleisdavo visiškai palikti tos stovyklos visai savieigai ir tam suneštiniam valiui, kaip Artūras sakė. Pats aš stengiausi neapleisti ir tokios teorinės, akademinės pusės, gilinausi į humanistinės psichologijos kūrėjų idėjas, ieškau būdų, kaip jos gali būti pritaikytos šiandieninėme kontekste. Tai parengiau tokius pranešimus kaip šiuolaikinis žvilgsnis į Rodžersonę direktyvę, terapija, humanistinė psichologija ir krikščionybė, sąsajos ir skirtumai. Be to parengiau nemažai kitų teorinių pranešimų įvairioms konferencijoms ir seminarams. Norisi padėkoti visiems tiems 30 realių narių, kurie pasiliko asociacijoje, nes tikrai tik jų dėka mes ir išlikom. Pats labiausiai esu dėkingas asociacijos žmonėms už tai, o ypač Robertui ir Gabijai, kad skatino mane kurti ir dalintis šitą kūrybą su kitais žmonėmis. Ta proga noriu pabaigti vienu eilėraščiu skirtu, kaip minėjau, svarbiausiam, ir kaip Artūras minėjo, svarbiausiam asociacijos renginį vasaros stovyklą. Berods iš 2005 metų. Palinkėkime vieni kitiems puikios stovyklos. Dangui saulės, ežerui vandens, miškui spanguolių ir baravykų, ateičiai gražaus rudens. Palinkėkim laužui malkų ir kurikų, apsukriems vyrėjams alkanų veidų, katilams ir puodams suodžių bei šveitikų, o blogiems kaimynams įkyrių uodų. Palinkėkime rytams žvalumo, vakarams negestančių laužų, grupėms nuotaikos ir nuoširdumo, o naktims fantastiškų sapnų. Palinkėkim paukščiui sąmojo juoko, pirmąsyk atvykusiems draugų, apsiblaususiems linkėkim lengvo šoko, rasai palinkėkim pinigų. Tai visa iždininkė. Gabijai Jovitai palinkėkim grūtų, Deimai ir Aldonai dangiškos šviesos. Čia beje reikia prisiminti, tikrai suorganizavo puikią ekskursiją Molėtų observatoriją naktį. Algiui palinkėkim gero ūpo, o Raseliai rytmečio rasos. Palinkėkime vieni kitiems ramių kaimynų, palinkėkime galvoms blaivių minčių, verkiantiems vaikams daug saldumynų, o vienišiams nelauktų svečių. Robiui palinkėkime sapnų aiškumo, paaugliams žvairų tėvų, čia nepaminėtiems atlaidumo, o žvejams linkėkime žuvų. Kirviams, pjūklams palinkėkime aštrumo, Žilvinui karštos pirties, čia irgi Žilvinas pirtininkas. Malkom palinkėkim gero dūmo, o vieni kitiems geros sutuokties. Ačiū.